Sveiki, mėlyjeji gimnazijos pirmokai, atvykę į šią tradiciją tapusią laidą Klausimėlį, kitaip žinoma kaip GVG paklaus. Šiandien paklausinėsime Vaivorykštės gimnazijos pirmokų ir jų mokytojų. Kiek pamokų skipinat jau? Visas. Kelias. 10 nepateisint. Maladėts. Neskaičiuoju. Kol kas dar nieko. Ne vieną dar. Labai. Nu gerai, vieną. Skipinau, kokias 2. Aš vieną gal. 7. 0. Šaunuolė. Aš tai, Nemelau. neskipinu, bet sirgau nemažai. Nė vienos nepraleidau. Melo. Nemeluok. Nemeluoju. Nedaug. Nu, praeitą savaitę visą. Gal čia taip? Nu, nes su tais vokiečiais reikėjo būti. Gerai, ką manot apie krikštatėvius? Nu čia mus. Apie savo? Mes čia. Jūs? Tai maldės brigadas, brigadiorai. Maladėts brigadas. Žiauri faini. Žiauri. Labai faini. Nepažįstu, bet tai kol kas taip normaliai atrodo. Nepažįstu aš jų. O tu? Aš tai irgi nepažįstu. Net nežinau. Fainus žmonės. Labai faini. Tiesiog dievai. O čia kokie ten tai krikštatėviai? Aplamai. Pamiršau turbūt. Nežinau. Nu, čia apie tą. Apie visus. Tai nepažįstam dar. Neturiu ką labai pasakyti. Ką žinau. Garsiau. Ką žinau. Gėdingiausias įvykis mokyklai. Apskritai, koks yra buvęs gėdingiausias įvykis mokyklai? Nuo laipsnių nukritau. Garsiau šnekėkit. Nu, pakol kas dar nieko nebuvo. Nepažįstamą žmogų su draugė su partneriu ir visą koridorių kalbėjau su to žmogum. Apsivėmiau. Nėra tokių. Ką žinau, man atrodo, prie foje dirbau. Galbūt. Nežinau. Nesidarau gėdas. Kiek yra 2 + 2 × 2? Pakartoju klausimą. 8. Kiek yra 2 + 2 × 2? 8. 8. Kiek? 2 + 2 × 2. 6. 8. 8. Bet gerai, ne? Jo. Tarkim. Mes eisim Vaivorykštę tavo keliu, Kol rasim gyvenimo tikslą. Pavirtę bitę ar mažų paukštelių. Mes skrisim tavo lizdą. Tai dabar kalbame su mokyklos pirmininkė. Tai kokią įtaką darys pirmokai mokyklai? Manau, kad gal bus geresni nei visi kiti. Mažiau prisidirbs. Šiaip nelabai daug pažįstu, bet tikrai yra gerų vaikų. Ir tikiuosi labai, kad jie toliau, plės mūsų gimnazijos akiratį ir garsins gimnazijos vardą. Tai jo, nežinau. Ar per tokį, kaip ir trumpą laiko tarpą jau susidarai nuomonę apie juos? Nelabai. Turiu komandoje porą pirmokų. Šiaip labai geri vaikai. Tylus, ramus. Tai nežinau kaip kiti. Bet nuomonė visokia. Ir esu girdėjusi visokiausių tų nuomonių apie tos pirmokus. Ačiū. Dabar kalbinsim BC pirmokus. Prisistatykit. Matas, Richardas. Ar gerai sutarėt su savo komanda? Žiauriai gerai. Neblogai. Tai kokie jūsų tikslai šiais metais? Pasiekti pergalę. Laimėt. Ar būna komandoje pykčių? Truputį, jo. Biški treneris pyksta. Labai. Dėl ko pyksta? Nes pralaim. Jo. Biški pyksta. Biški. Čiučiut nedaug. Labai pralaimėt. Ne, ant poros taškų ten. Jo. Kartais galima. Vienu iš BC pirmokų žaidėjų
Martynas būsiu. Čia. Martynas. Gerai, kaip sekės pastarosios rungtynės? Tai sunkiai. Sunkiai. Kodėl taip sunku, kodėl taip tragiškai pralaimėt? Netragiškai, nesakyk, taip. Nežinau, buvo daug klaidų. Sveiki, šiandien šnekame su Geografijos mokytoja Jurga Venskauskienė. Ir Eimantė Kiaulakienė. Aš esu mokytoja lituanistė Rasa Rusteikienė. Aš esu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Giedrė Poškienė. Esu pirmų klasių A, B, C, D ir U kuratorė. o jūs? Aš EFGH kuratorė. Tarsi jūs manęs nepažįstat. Evaldas Venskauskas, technologijų, fizikos, braižybos mokytojas. Koks yra akivaizdžiausias nusirašinėjimo būdas, kur mokiniai galvoja, kad jis yra labai geras? Na, tai turbūt nepaslėptis, kad mokiniai ruošdami namų darbus ir ne tik namų darbus ir pamokose naudojasi dirbtiniu intelektu ir, na, įsivaizduoja, kad dirbtinio intelekto tekstai yra sukurti labai puikiai, tačiau iš tikrųjų taip ne visada yra. Po suolų laikant telefoną. Manau, kad per mano pamokas su tokiu dalyku nesusidurim. Telefonai, kai galėdavo naudoti. Nu taip, pritariu. Telefonai dabar yra. Dirbtinis intelektas labai dabar patogus yra dalykas. Tai jei galėtumėt grįžti į mokyklos suolą, pas kokį mokytoją norėtumėt nueiti ir kodėl? Labai norėčiau vėl sutikti savo fizikos mokytoją. Jis buvo tuo metu labai jaunas, žavingas, labai šiuolaikiškas, ypatingas žmogus, labai mokėjo su jaunimu bendrauti. Aš irgi taip norėčiau turėti tokį ryšį, kokį turėjo su mumis fizikos mokytojas. Pas Ingridą Jančiauskienę norėčiau labai mokytis. Aš keičiau pirmiausia pas fizinio ugdymo mokytojus, nes lengva. Po to labai norėčiau, ko gero, eiti anglų kalbos pasimokyti. O pas mane vokiečių? Vokiečių labai sunku yra. Mokiausi labai sunku, noriu į anglų. Biologijos gal mokytoja, darbų, fizinio. O jūs? Aš turbūt būsiu banali, bet pas savo geografijos mokytoją pas Angelę Pakamorienę. Tai ką manot apie dabartinius pirmokus? Na, kiek aš suspėjau pastebėti, dabartiniai pirmokai yra labai drąsūs, puikiai žinantis savo teisės, bet ne visada pareigas. Nenoriai paklūsta taisyklėms, gimnazijos taisyklėms. O iš kitos pusės puikiai valdė technologijas, daug matė pasaulio, tai įdomus jauni, įdomus žmonės. Turiu vieną klasę, nu nieko vaikai geri atrodo. Negaliu skūstis. Galėtų, aišku, ir geriau mokytis. Nu, aš turiu 2 klases. Tai, nu ką, žinau, ta nuomonė, nu visokia. Yra visokių mokinių, tai, sakykim, geri. Jie kitokie, tylesni, ramesni per pamokas. O per pertraukas aš jų nematau, tai nežinau, ką pasakyti. Man atrodo, kad pakankamai pasiutę. Sako, pomidorų derlius, ne? Ar, sakykime, alyvuogių aliejus. A kurio meto derliaus jums reikia? Čia tai lygiai tas pats. Kartais iš karto susitupėję ateina, kartais reikia su jais padirbėti valgykloje. Ar turit kokį gėdingiausią įvykį mokyklai? Taip, yra vienas įvykis, kuriuo aš visiškai nesididžiuoju. Kai padovanojame mokytojai, savo biologijos mokytojai 12 klasiai, mes padovanojam supykę ant jos kaktusą aprištą juodų kaspinų. Baisu buvo. Ar labai gailėjotės? Labai. Kai sukako 50, nei tinklą žaidžiu, nei futbolą, nei krepšinį su vaikais. Dabar gėdingas. Anksčiau būdavo liniuotės, tai mane labai dažnai kviesdavosi į liniuotę. Sustatydavau visą mokyklą, nedidelė buvo mokykla, visi išsirikiuoja ir tada kviečia, sako, Strazdaitė,
lakstė koridoriais, tu turi išeiti ir pasirodyti visiems, kur tas niekšas yra. Tai čia mano vienintelis, ko gero, buvo iš tų, o kažkaip tai, jau kai buvau gimnazistė, tai nespėjau prisidirbti. Jūs neturit gėdingų įvykių? Iš ko, kai buvau vaikas? Ir dabar, ir kaip vaikas, tiesiog apskritai koks gėdingiausias mokyklai įvykis. Buvau išvirkščiai apsimovus kelnes. Nu, papasakot, nesigėdykit. Ne. Savo laikais tai buvau įsimylėjus tokį savo klasioką, tai žodžiu, vienu metu teko lakstyti po mokyklą ir šaukti garsiai Juliau, aš tave myliu. Bet buvo ir pražuvo. Jeigu atsidurtumėt negyvenamoj saloj, su kokiu mokytoju ar kokiu kolektyvu norėtumėt ten būti? Tai aišku, su vaivorykštės. Taip. Nu sveiki, su ko čia esam? Vardas koks tavo? Dominikas. Galim papasakoti. Vienas karis. Alio. Sveiki, aš esu Tautvydas Urbanas. Čia Urbanas.